Susitinkame labai įtemptų ir įdomių metų. Kai prabėgo 4 vertingi išgyvenimo ir pamokų metai, kuriuos Lietuva drąsiai gali įrašyti kaip vienų svarbiausių metų savo ekonomikos istorijoje. Neperdėsiu sakydamas, jog prieš 4 metus valstybė stovėjo ant bankroto ir visuotinių neramumų slenksčių. O šiandien priklausome finansiškai stabilių Europos šalių klubui ir esame pavyzdys, kaip aiški vizija, tvirta politinė valia ir ištikimybė principams gali išgelbėti šalį nuo situacijos, kurią dabar išgyvena graikai, prancūzai ar ispanai. Platonui priklauso tokia sentencija. Nežinau nei vieno tikro kelio į sėkmę, tik vieną į tikrą nesėkmę. Tai noras įtikti visiems. Ryžtingai nusiteikę sugriauti senąją cinizmo, populizmo ir korupcijos pripildytą sistemą, visus 4 metus buvome kritikuojami, kad nesielgėme pagal jau susiformavusius stereotipus ir šablonus. Negydėme ekonomikos dar daugiau išlaidaudami, bet šalia taupumo pasirinkome realų mūsų ekonomikos skatinimą. Ir rezultatai kalba patys už save. Per patį krizės įkarštį suteikėme paramą ir padėjome išsaugoti darbo vietas beveik 18 tūkstančių Lietuvos įmonių. O tai kas 4 realiai veikianti įmonė. Jos galėjo pasinaudoti lengvatiniais kreditais, atidėti mokesčių mokėjimą, dalyvauti renovacijoje, vystyti gamybą ir eksportą. Panaudojame milijardą litų viešųjų pastatų renovacijai. Jos rezultatai matomi kiekvienam. Važiuojant pro šalį, akį džiugina renovuotos mokyklos, darželiai, ligoninės ir senelių namai. Ypatingą dėmesį skiriame eksportui, svarbiausiam mūsų ekonomikos varikliui. Mūsų įkurtos agentūros Versli Lietuva pagalba pasinaudojo 8500 šalies įmonių, o pernykštis eksportas net 70% didesnis nei 2009 metais. Mes sulaužėme liūdną tradiciją – neleisti užsienio investuotojams investuoti Lietuvoje. Šiandien galime didžiuotis beveik didžiausių investicijų augimo tempų per visą nepriklausomybės laikotarpį. O Barclays, Western Union ir kitų pasaulyje pripažintų kompanijų biurose dirba tūkstančiai aukštos kvalifikacijos Lietuvos piliečių. Kad paskatintume smulkaus verslo plėtrą, įteisinome naują verslo formą mažąją bendriją, kurią paprasta įkurti, valdyti, bet kuriam verslą norinčiam kurti žmogui. Dar daugiau, naujai įsikūrusios įmonės gauna 6000 litų paramą verslo pradžiai. Šiandien tokią galimybę pasinaudojo per praėjusius metus virš 2000 įmonių, o 2011 metais mūsų pastangas vainikavo 11 000 naujai įkurtų įmonių. Tai didžiausias rezultatas per metus, per visą nepriklausomybės laikotarpį. Aš galėčiau tęsti, tačiau šiandien turime aiškiai įvardinti ir kitą. Nors įpusėję darbai toli gražu nesibaigia. Ekonomikos augimas nieko nevertas, jei nesukuria gerovės visiems. Prieš 4 metus mes aiškiai pasakėme, mūsų tikslas padėti šaliai išbristi iš krizės. Šiandien, kai kalbame apie tai, kokie artimiausi 4 metai laukia Lietuvos žmonių, turime aiškiai pasakyti, svarbiausias mūsų prioritetas – konkurencinga ekonomika, kurios augimą jaučia visi šalies piliečiai. Tik tokia ekonomika gali kurti gerai apmokamas darbo vietas mūsų šalies gyventojams.
Todėl svarbiausi uždaviniai, kuriuos statydama konkurencingą ekonomiką turės spręsti būsimoji vyriausybė, yra: pirmas, Lietuvos ūkio efektyvumo didinimas; antras, mūsų ekonomikos globalizavimas; ir trečias, mūsų ekonomikos inovatyvumas. Ir paminėsiu tik tai po keletą svarbiausių darbų iš kiekvienos krypties. Kuriant efektyvią ekonomiką, mes atversime didesniai konkurencijai sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų sektorius. Tęsime valstybės valdomų įmonių reformą. Stiprinsime konkurenciją ir dar griežčiau kontroliuosime monopolijas ir oligopolijas. Kuriant globalią ir inovatyvią Lietuvą, toliau stiprinsime eksportą ir plėsime jo geografiją. Pritraukdami užsienio investicijas, ypatingą dėmesį skirsime aukštosioms technologijoms. Ekonomika negali funkcionuoti be darnios bendruomenės. Jokia ekonomika negali būti laikoma konkurencinga, jei ji nesiremia plačių viduriniuojų sluoksnių. Valstybė turi tapti pavyzdžių, naikinant priešpriešą tarp valstybės ir verslo, tarp darbdavio ir darbuotojo, tarp verslo ir verslo. Šiandien, kai visuomenės vertybių sistema yra išbalansuota, pasitikėjimo kultūra, įstatymo viršenybė yra svarbiausi poliai, ant kurių turime statyti savo sėkmės ekonomiką. Darbo vietas kuriantis žmogus turi žinoti, kad jo sunkaus įdirbio nesugriaus rytoj netikėtai įsigaliojęs įstatymas ar nutarimas. Jis turi būti tikras, kad nežinia, iš kur atsiradęs kontrolierius nesitrins visą dieną jo nedidelėje gamybinėje įmonėje, skaičiuodamas lipdukus ant durų, o kelius neradęs neuždės nepakeliamų baudų. Pagaliau jis turi būti tikras, kad valstybė su juo atsiskaitys taip, kaip yra sutarta. Valstybė visose gyvenimo sferose turi tapti darbo vietas kuriančio piliečio, draugų ir partnerių. Tik tuomet mes turėsime galimybę ir moralinę teisę visus kviesti, prašyti ar reikalauti, lygiai taip pat elgtis su savo valstybe, savo verslo partneriais, savo darbuotojais ir bendradarbiais. Tik šiuo keliu mums pavyks sukurti stiprią Lietuvą. Pabaigai priminsiu Perslų patarlę. Sėkmė yra aklai įsimylėjusi darbščiuosius. Mes daug dirbame ir nemažai nuveikėme. Aš tvirtai tikiu, kad turėsime galimybę parodyti, kad galime ir dar daugiau. Ačiū ir sėkmės.